Žiūrovai, įsivaizduokit, 1989 viena naktis, šalis skendi revoliucijos chaose. Ir staiga, be jokio paaiškinimo, milžiniškos ligoninės duris užrakinamos visiems laikams. Gydytojai, pacientai, visi tiesiog dingsta. Šiandien mes pabandysime atverti tas duris ir išsiaiškinti, kodėl ji liko amžinai sustingusi laike. Tai po Rumuniją sklandanti legenda. Pasakojimas apie paslaptingą ligoninę, kuri buvo evakuota ir apleista per vieną naktį, pačiame 1989 revoliucijos įkarštyje. Ši istorija tapo to audringo meto simboliu. Bet ar ji tikra? Ar įmanoma, kad tokio dydžio pastatas tiesiog išnyktų iš istorijos, nepalikdamas jokių pėdsakų? Mes atvykome į Rumuniją ieškoti ne tik šio pastato, bet ir atsakymo, kas iš tiesų slypi už šios kraupios legendos. Mūsų kelionė – tai bandymas atskirti faktus nuo mitų ir suprasti, kokią tiesą slepia dulkėmis nukloti koridoriai. Draugai, kad suprastume, kaip gimė tokia legenda, turime nusikelti į 1989 gruodį. Rumunija buvo paskutinis ir kruviniausias griūvančio rytų bloko bastionas. Diktatorius Nicolae Ceausescu šalį valdė geležiniu kumščiu, sukūręs valstybę persmelktą baimės ir sekimo. Jo slaptoji policija Securitate turėjo 100 000 informatorių, o bet kokia kritika buvo žiauriai slopinama. Žmonės gyveno nuolatinėje įtampoje, kentė maisto, šilumos ir elektros trūkumą, kol diktatorius skendo prabangoje. Viskas sprogo gruodžio 16-ąją Timišaroje, kai valdžia pabandė ištremti režimą kritikavusi vengrų pastorių Laszlo Tökesą. Taikus protestas virto masinėmis demonstracijomis. Ceausescu įsakė šaudyti į minią. Skaičiuojama, kad vien Timišaroje žuvo apie 100 žmonių. Tačiau smurtas žmonių nebeišgazdino, jis įžiebė revoliuciją. Po kelių dienų neramumai pasiekė sostinę Bukareštą. Gruodžio 21-ąją Ceausescu surengė mitingą, tikėdamasis parodyti savo galią. Bet dešimtmečius jį šlovinusi minia staiga atsisuko prieš jį. Tiesioginėme eteryje nuskambėjo šūksniai „Šalin Ceausescu". Kitą dieną, gruodžio 22-ąją, sutrikęs diktatorius su žmona Elena sraigtasparniu pabėgo nuo centrinio komiteto pastato stogo. Bet tai nebuvo pabaiga. Prasidėjo pats chaotiškiausias revoliucijos etapas. Miestų gatvėse kovėsi revoliuciją palaikanti kariuomenė ir, kaip manyta, režimui ištikimos Securitate pajėgos. Tvyrojo paranoja, niekas nežinojo, kas draugas, o kas priešas. Ligoninės buvo perpildytos sužeistųjų, medikai dirbo be poilsio, bandydami gelbėti gyvybes po kultų lietumiu. Būtent šiame pragariškame chaose, kai visa valstybės sistema byrėjo akise, ir atsirado vietos legendai apie pernakti dingusią ligoninę. Ar galėjo taip nutikti, kai visas dėmesys buvo sutelktas į kovas gatvėse? O gal tiesa yra kur kas paprastesnė, bet kartu ir liūdnesnė? Draugai, po ilgų paieškų ir pokalbių su vietiniais mes pagaliau čia. Prieš mus milžiniškas sovietinės architektūros monstras. Net jei tai ir nėra ta pati, vienintelė legendinė ligoninė, jos būklė puikiai atspindi visą epochą. Gamta lėtai atsiema tai, kas kadaise buvo jos. Pro išdaužytus langus žvelgia tuštuma, o fasadas maugia gebinės, lyg bandydamos paslėpti pastato randus. Pirmas žingsnis vidun ir tu patenki į kitą pasaulį. Oras sunkus, prisigėręs drėgmės ir pūvančio popieriaus kvapo. Tyla tokia gili, kad atrodo gali ją paliesti. Kartais ją perskrudžia vėjo švilpimas kiauruose koridoriuose ar tolimas gendančio stogo traškesys. Pagrindinis holas, kadaise pilnas gyvybės, žingsnių ir nerimastingų balsų, dabar primena mauzoliejų. Po kojomis girgžda stiklo šukės, valiojasi nuplėšti kalendoriaus lapai ir permirkę dokumentai. Atrodo, lyg žmonės būtų tiesiog išgaravę. Žingsniuojame ilgu, rodos nesibaigiančiu koridoriumi. Iš abiejų pusių durys į palatas. Dauguma jų praviros, lyg tyliai kviestų užeiti. Kiekviena palata – tai sustabdytas laiko kadras.
Surūdyję lovų rėmai, kai kur dar palikti dryžiuoti čiužiniai, apverstos spintelės. Vienoje palatoje ant palangės vis dar stovi sudžiūvusi gėlė vazone. Nebyli liudininkė paskutinių dienų, kai čia dar virė gyvenimas. Sunku net pagalvoti, kad šiuose lovose gulėjo žmonės su savo viltimis, baimėmis ir istorijomis. Dabar čia karaliauja tik dunkės. Sienų dažai lupasi didžiuliais gabalais, atidengdami vis naujus sluoksnius, lyg geologinės nuosėdas, pasakojančias apie dešimtmečius gyvavimo ir lėtą mirtį. Ant vienos sienos matome vaikų piešinius. Tikriausiai čia buvo vaikų skyrius. Paprasti, naivūs saulės ir namų piešiniai šioje niūrioje aplinkoje atrodo ypač skaudžiai. Kas nutiko tiems vaikams? Kur jie dabar? Klausimai, į kuriuos nėra atsakymų. Kuo giliau lendame, tuo labiau atrodo, kad esame nelaukti svečiai. Šis pastatas saugo savo paslaptis. Kiekvieni laiptai, kiekvienas tamsus koridoriaus vingis žada naujus atradimus, bet kartu kelia ir nerimą. Tai ne šiaip apleistas pastatas. Tai paminklas tūkstančiams nebaigtų istorijų. Draugai, palikę bendrasias palatas, leidžiamės ten, kur visada buvo daugiausiai paslapčių ir pagarbos, į specializuotus skyrius. Čia, kur buvo sprendžiami gyvybės ir mirties klausimai, laikas rodos paliko dar gilesnius randus. Pirmiausia, operacinė. Tai viena iš stipriausiai emociškai veikiančių vietų. Patalpos centre vis dar stovi masyvus operacinis stalas. Virš jo milžiniškos dulkėtos lempos, kadaise liejosios ryškią šviesą ant chirurgų rankų. Aplink mėtosi stiklo šukės, surūdyję instrumentų padėklai ir laike sustingusios guminės pirštinės. Beveik fiziškai jauti čia tvyrojusią įtampą. Kokia buvo paskutinė operacija atlikta ant šio stalo? Ar ji buvo sėkminga? Ši patalpa, kadaise buvusi steriliausia vieta ligoninėje, dabar tapo irimo ir chaoso simboliu. Netoliese randame laboratoriją. Ant stalų išrikiuoti mėgintuvėliai, petri lėkštelės ir mikroskopai užkloti storu dulkių sluoksniu. Ant vieno stalo guli atverstas žurnalas su ranka surašytais tyrimų rezultatais. Raušalas beveik išblukęs, bet tai įrodymas, kad čia dirbo žmonės. Įdomu, kokias ligas jie tyrinėjo. Dabar vienintelė gyvybės pėdsakai čia – tai pelėsys, lėtai naikinantis viską, kas liko. Toliau koridoriumi archyvas. Vieta, kuri turėtų saugoti visus atsakymus, bet mus pasitinka visiškas chaosas. Tūkstančiai pacientų kortelių, ligos istorijų ir dokumentų išmėtyti ant grindų. Skintos išverstos, popieriai sudrėkę ir supelyję. Atsargiai vartome lapus. Matome gimimo ir mirties datas, diagnozes, gydytojų parašus. Kiekviena kortelė atskiras žmogaus gyvenimas, sutrauktas į kelias eilutes medicininių terminų. Bet čia nėra jokios užuominos apie staigią evakuaciją. Paskutinės datos įrašuose siekia 1989 pabaigą, bet viskas baigėsi ne staiga, o palaipsniui. Įrašai tiesiog retėja, kol galiausiai visai išnyksta. Tai neatrodo kaip staigus įsakymas viską mesti ir bėgti. Tai labiau primena lėtą sistemos paralyžių. Draugai, tyrinėdami tokias vietas, mes ne tik bandome įminti jų paslaptis, bet ir išsaugoti jų istoriją. Jei jums, kaip ir mums, rūpi pamiršti praeities liudijimai ir norite pamatyti daugiau tokių kelionių, nepamirškite paspausti prenumeratos mygtuko. Daugiau nei 90% mūsų žiūrovų nėra prenumeratoriai, tad jūsų palaikymas mums yra be galo svarbus, kad galėtume tęsti savo misiją. Draugai, galiausiai pasiekėme vietą, kuri tikimės duos galutinį atsakymą – direktoriaus kabinete. Sunkiai atvėrę duris, patenkame į erdvų kambarį. Čia viskas solidžiau. Masyvus medinis stalas, didelės knygų spintos, suplyšęs odinis krėslas. Ant stalo vis dar stovi senas diskinis telefonas, tylus praėjusios eros simbolis. Kruopščiai tikriname kiekvieną kampą. Stalčiuose randame senų įsakymų, ataskaitų, bet nieko. Nieko, kas nurodytų į paslaptingą 1989 gruodžio naktį. Ir tada, tarp krūvos popierių, mus ištinka nušvitimas. Tikrasis atradimas yra ne tai, ką mes randame, o tai, ko nerandame.
Nėra jokio staigaus, dramatiško įsakymo uždaryti ligoninę. Nėra jokių įrašų apie masinę evakuaciją per vieną naktį. Legenda apie staigų uždarimą yra būtent tai – legenda. Patrauklus, dramatiškas pasakojimas, gimęs iš revoliucijos, chaoso ir baimės. Tikroji istorija, kurią pasakoja šis pastatas, yra daug paprastesnė, bet kartu ir daug tragiškesnė. Ši ligoninė nemirė per vieną naktį. Ji mirė lėtai, kankinamai, per ilgus metus po revoliucijos. Ekonominis kolapsas, nestabili politika, finansavimo trūkumas ir masinė emigracija – štai tikrieji jos žudikai. Revoliucija buvo ne pabaiga, o ilgo ir skausmingo irimo proceso pradžia. Proceso, kuris paveikė ne tik šią ligoninę, bet ir visą šalies sveikatos apsaugą. Žmonės tiesiog pamažu išėjo, nes nebebuvo algų, nebebuvo vaistų, nebebuvo pacientų. Pastatas buvo paliktas likimo valiai, ne dėl paslaptingo įsakymo, o dėl paprasčiausio abejingumo ir nepritekliaus. Žiūrovai, išeiname iš pastato į besileidžiančios saulės šviesą. Oras lauke atrodo stebėstinai gaivus, po valandų praleistų dulkėtoje praeityje. Legenda, kuri atvedė mus čia, pasirodė esanti mitas, bet galbūt ji atliko savo vaidmenį, atkreipė dėmesį į tikrąją, daug gilesnę tragediją. Galbūt niekada ir nesužinosime, kas tiksliai nutiko tą konkrečią naktį, bet šios sienos saugo tylų liudijimą apie chaotišką istorijos lūžį. Jos pasakoja ne apie vaiduoklius ar sąmokslus, o apie realias socialinės ir ekonominės pasekmes, kurias sukėlė vieno žiauriausių Europos režimo griūtis. Ši vieta yra ne antgimtinės paslapties, o žmogiškosios tragedijos ir pamirštų likimų simbolis. Ir ji primena mums, kad kartais tikrovė, tyli ir negailestinga, yra daug baisesnė už bet kokią legendoje sklandančią paslaptį.